7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio sirgaliai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Ir ką, šią savaitę mūsų irgi laukia visa porcija įdomių dėmesio vertų rungtynių. Labai svarbės dvikovos Europos fronte žais stipriausi Lietuvos klubai. Nestiks intriguojančių mačų taip pat Eurolygoje ir Lietuvos krepšinio lygoje. O jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo. Sėkmės! O ką, Vilniaus Rytas žais velniškai svarbų mačą Turkijoje prieš Manisos klubą, kurį gana lengvai sudorojo savo žiūrovo akivaizdoje, tačiau Giedrius Žibėnas nerimauja, jis mano, kad laukia labai sunki akistata. Nemanau, Manisos komandos atsarginių žaidėjų suolas yra labai sutrumpėjęs, jeigu vilniečiai demonstruos didelį intensyvumą tiek puolime, tiek gynyboje, aš manau, kad neturėtų kilti daug bėdų. Aišku, spėju, kad Manisos komanda priešinsis 2, galbūt 3 kėlinius, tačiau paskui, ko gero, nebeužteks jėgų Kazio Maksvyčio auklėtiniams, juolab jie kovo 10 dieną dar žais rungtynes vietos lygoje su Stambulo Anadolu Efes. Spėju, kad Rytas laimės maždaug 10 taškų. Žalgiris dar turi teorinių šansų užimti bent 10 vietą ir iššokti Eurolygos įkrintamųjų varžybų traukinį. Šią savaitę laukia mūšis su Paryžiaus klubu, kuris po truputį krenta turnyro lentelėje. Išskirtinė komanda propaguojanti uraganinį krepšinį, žaibiškas kontratakas. Šorcas yra tikras komandos varikliukas, taigi Žalgirio pagrindinis uždavinys bent jau pristabdyti varžovų greitąjį puolimą ir tokiu būdu gal net reikėtų kažkiek aukoti kovą dėl atšokusių kamuolių puolime ir kuo operatyviau grįžti į gynybą. Bloga naujiena ta, kad TJ Šorcas gerai meta ir tritaškius šį sezoną, nors neatakuoja labai dažnai. Aš manau, kad Žalgiriui tai yra įveikiamas varžovams ir ko gero kauniečiams bus išaugę sparnai po pergalės vietos fronte prieš Vilniaus Rytą. Esu optimistas, prognozuoju žalgiriečių pergalę maždaug 7-8 taškais. Ir Eurolygoje tikrai labai gardus desertas, tai yra Graikijos milžinų susirėmimas. Prie Olimpiakos prieš Atėnų Panathinaikos abi komandos ant bangos. PAO šventė 4 pergalės iš eilės, Olimpiakos 5, laimėjo 12 iš 13 paskutinių mačų Eurolygoje Jorgo Bartsoko auklėtiniai. Ir jie žais savo aikštėje, o čia yra beveik nenugalimi, Eurolygoje 11 pergalių ir tik 2 pralaimėjimai savo žiūrovo akivaizdoje. Tuo tarpu Panathinaikos ekipa išvykose žaidžia nepalyginamai blogiau nei namie, svečiuose laimėjo 6 kartus, tik iš 14 galimų. Tačiau Panathinaikos nelabai turi tokio žaidėjo, kuris pristabdytų Sašą Vezenkovą, tai reikės dvigubinti, kils problemų. Panathinaikos be Lesoro, be Jurceveno atėjo Tiboras Pleisas, bet manau, kad tikrai daugiau kozirių turi Olimpiakos komanda, kuri spėju triumfuos maždaug 10 taškų persvarą. Lietuvos krepšinio lygoje intriguojančios rungtynės vyks Kėdainiuose, kur vietos Nevėžis priims Utenos Juventus. Praėjusius mačus per plauką pralaimėjo abu klubai. Nevėžis nusileido Neptūnui, Juvės turėjo pergalę kišenėje prieš 7bet Lietkabelį, bet vis tiek neatsilaikė. Tikrai abi komandos yra pagerinusios žaidimą, sakyčiau. Abiejų šansai yra labai panašus. Nevėžis galbūt propaguoja patį greičiausią krepšinį Lietuvos krepšinio lygoje, ir Utena atėjus Kemzūrai tikrai radikaliai pagerino žaidimą. Aš čia sakyčiau, kad nugalėtojas gali paaiškėti paskutinėmis minutėmis ar paskutinę minutę ar būt net paskutinėmis sekundėmis. Ir nuojauta kužda, kad vis dėlto nugalės Kėdainių komanda, 2-3 taškais.
Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Kągi, sėkmės Lietuvos klubams tarptautinėje arenoje ir iki.